Tai va, rezimuojantis toks video apie Hovialį. Dabar per visą liniją perėsim ir pažiūrėsim, kas šiaip programinė dalis baigta visa. Ko mes, tai yra šitas, nieko jame nebuvo daryta. Žiulynas nukrovimas, jis veikia. Šitoje vietoje turi atsirasti avarinis išjungėjas jį prijungti. Taipogi avarinis išjungėjas šitoj vietoje, nes čia irgi yra darbuotojo darbo vieta. Su drėgmės matavimu, kaip matome, išsiardėm, nes kažkas prijungta yra atsisukusių varžtų, neaišku, schemų nėra, kaip ten, bet šiandien pabandysim dar užbaigti. Reikia sujungti avarinės sistemas, bendrai sistemos su skersavimo staklėmis. Dabar jos atviros. Skersavimo staklės stabdo vis šitas vienintelis avarinis išjungėjas. Toliau dabar dar. Papildomos lentos numetimas padarytas. Su skersavimo staklėmis servo pavaros nesugeba sustabdyti ir vėl pradėti važiuoti. Tai yra galbūt servo pavarų problema, nežinau, arba mechaniškai kažkas stringa. Tai yra grandinės per laisvos, ar jos išsitampiusios, gali būti gausybė priežasčių. Kol neprisijungiam prie šitų servo pavarų, sunku pasakyti. Realiai sustoja, be jokių gyvybės ženklų. Tada, jeigu pasileisti arba rankomis prastum, pjūklas suveikia. Labai pavojinga situacija. Per kitko, tas vokietis galėjo likti be rankų. Čia taipogi reikėtų avarinio išjungėjo. Čia taipogi reikalingas avarinis išjungėjas, nežiūrint į tai, kad ant spintos yra bene vienintelis. Galbūt kažkurios tai tarpus irgi reikėtų jį avarinį išjungimą. Taip, čia su pabaiga viskas padaryta.